Labas. Šiandien aš noriu tau perskaityti straipsnį iš žurnalo Psichologija tau. Šis straipsnis vadinasi telefonų spąstuose. Ar ne? Na, jūs žinote, kas yra telefonas, bet žinot, kas yra spąstai? Spąstai yra, na, pavyzdžiui, žinote, kai yra spąstai pelėje, ne? Čia yra, pavyzdžiui, padėta šiek tiek sūrio. Čia yra sūris. Ar ne? Ir čia yra spąstai. Ir ateina pelė. Okay. Pelė. Čia gal nepanašu į pelę, ne? Pelė į spąstus ir spąstai pagauna pelę. Ar ne? Tai yra spąstai. Ne? Spąstai. Ne? Tai šitas straipsnis vadinasi telefonų spąstuose. Aš iš pradžių perskaitysiu jį ir po to mes galėsime pakalbėti, ar ne? Okay. Kodėl net bendraudami su draugais nuolat lindime telefonuose? Turbūt kiekvienam teko atsidurti situacijoje, kai kalbantis su draugu ar pažįstamu, jis staiga išsitraukia telefoną ir visas jo dėmesys paskęsta ekrane. Dar mažiau malonu, jei per pasimatymą simpatija nuolat žvilgčioja išmanųjį įrenginį, ar mylimas žmogus nešasi jį net į lovą. Paradoksalu, bet ryšiui palaikyti sukurti telefonai dabar tą ryšį dažniausiai žudo. Telefonas tarsi nematoma siena, kurią atsitveriame nuo kitų žmonių. Regis visi suprantame, kaip tai nemalonu, tačiau vis tiek taip elgiamės. Ar ne, aš nežinau, ar suprantate, bet pirmas paragrafas, ne, pirma pastraipa kalba apie situacijas, ar ne, situacijas. Ar ne, du žmonės kalbasi, ne? Štai vienas žmogus kalbasi, ne? Vienas žmogus kalbasi su kitu. Vienas žmogus ir antras žmogus, okay? Du žmonės, jie kalbasi, ne? Labas, kaip gyveni, kaip gyveni, kaip gyveni. Ir tas žmogus taip pat atsako, ne? Taip, šiandien gerai, viskas gerai. Ir panašiai, ar ne? Ar ne? Ir staiga, nei iš jo, nei iš to staiga, pavyzdžiui, šitas žmogus, ar ne? Jis išsitraukia, pavyzdžiui, jo kišenę. Čia yra jo telefonas. Šitas žmogus paima ir išsitraukia telefoną, ištraukia telefoną, ar ne, iš kišenės ir pradeda žiūrėti į telefoną. Ne? Jis nebekalba. Šitas žmogus kalba su juo, bet šitas žmogus nekalba. Ar ne? Jis klauso, tarsi kažkiek klauso, ar ne? Bet tuo pačiu nelabai. Jis tiesiog žiūri į telefoną ir skaito kažką, ar ne? Jo dėmesys, mūsų dėmesys, ne? Dėmesys, į ką mes susikoncentravę, mūsų dėmesys paskęsta telefone. Žinote, ką reiškia paskęsti? Paskęsti, tai, na, pavyzdžiui, ne, yra vanduo, ar ne? Čia yra ežeras, jūra, okay? Jūra. Ir, pavyzdžiui, mes metame, aš stoviu čia prie jūros, ar ne, ir metu akmenuką į jūrą, į vandenį, ar ne? Akmenukas paskęsta vandenyje. Ne? Tai šituo atveju, ne, nu, suprantat, ar ne, yra, pavyzdžiui, laivas, bet jeigu laivas paskęsta, jis eina žemyn, ar ne? Po vandeniu. Tai šito žmogaus dėmesys paskęsta ekrane. Ar ne? Ir ne tik šiaip su žmonėm, bet kartais net per pasimatymą, ar ne, per pasimatymą. Pavyzdžiui,
restorane, ar ne? Jūs ateinate į pasimatymą ir žmonės du valgo, ne, sėdi, valgo maistą, ne, vaikinas ir mergina valgo maistą, ne, sėdi restorane. Tai pasimatymas, ne, čia yra toks romantinis susitikimas, mes lietuviškai sakome pasimatymas, ne. Jie valgo kartu restorane, sėdi restorane, valgo, bet staiga vienas iš jų, ar ne, pradeda žiūrėti telefoną. Išsitraukia telefoną ir žiūri į telefoną. Žiūri į telefoną, o ne į savo simpatiją, ne? Ne čia, bet čia, į telefoną, ar ne? Ir tai yra paradoksalu, ne? Tai yra paradoksalu, nes telefonas turi gerinti ryšį, ar ne? Su telefonu mes galime komunikuoti su žmonėmis iš viso pasaulio. Ar ne? Mes galime užmegzti ryšį su visais iškart. Ne? Visi žmonės, ne, yra sujungti, žmonės yra toli vieni kitų, ne? Iš skirtingų šalių, bet telefono pagalba, ar ne? Telefonas mus visus sujungia. Mes galime užmegzti ryšį tarp daug žmonių. Taip turi būti, ar ne? Bet kai esame akis į akį, ar ne? Kai kalbame kartu, tas telefonas tą ryšį kartais žudo. Ne? Kai du žmonės, akis į akį, to ryšio kartais nebėra. Tas ryšys miršta, nes žmonės jau žiūri į telefoną. Ne? Okay. Galime tęsti straipsnį. Nors piktinamės telefone paskendusių pašnekovų, patys dažnai elgiamės taip pat. Tarsi negalėtume nuo to mažo aparačiuko atitraukti rankų. Mokslininkai nusprendė išsiaiškinti, kas slypi už šio keisto elgesio. Ar ne? Na, mokslininkai klausia, kodėl, ar ne? Kodėl mes taip elgiamės? Kodėl mes žiūrime į telefoną? Kodėl mes žiūrime į telefoną, kai žmogus kalba su mumis, o mes tik žiūrime į telefoną, ar ne? Tiriamieji turėjo atsakyti į anketos klausimus apie tai, kaip juos veikia šis bendravimo trukdis. Paklausti, kaip jaučiasi, kai kitas žmogus jiems bendraujant naršo telefone, tiriamieji pripažino, kad jiems tai labai nepatinka. Blaško, erzina ar net liūdina. Tačiau paklausti, kaip jų manimų jaučiasi pašnekovas, kai jie patys naršo telefone, tiriamieji buvo linkę atsakinėti kur kas nuosaikiau. Jiems neatrodė, kad jų elgesys kitą žmogų turėtų labai įžeisti. Kitaip tariant, žmonės manė, kad kito asmens naudojimasis telefonu bendraujant juos veikia labiau, nei jų naršymas telefone paveikia kitą žmogų. Tokie paradoksai būdingi visam žmogaus mąstymui. Tik sąmoningai suvokdami, kad darome mąstymo klaidą, galime ją ištaisyti. Taigi bendraudami gyvai pasistengkite pamiršti jūs supančias technologijas ir pasimėgauti nuoširdžių pokalbių be trikdžių. Ar ne? Suprantate? Kodėl? Ar ne? Kodėl mes tai darom? Kodėl žmonės dažnai žiūri į telefoną, kai kalba su kitu žmogum? Taip yra todėl, kad visi žmonės mano, kad kai aš žiūriu į telefoną, tai nieko tokio, tai kitam netrukdo, ar ne? Bet kai kitas žiūri į telefoną, mums tai trukdo. Man asmeniškai, aš nieko prieš, jeigu žmogus kartais žiūri į telefoną. Kartais smagu praleisti laiką su draugu, kai mes kartu žiūrime į telefoną. Per daug nekalbame, bet smagu, kad kažkas yra šalia. O kaip jums? Ar jūs erzina toks elgesys, kai jūs su kuo nors kalbate ir tas žmogus žiūri į telefoną? Ar pats jūs dažnai žiūrite į telefoną, kai su kuo nors bendraujate? Parašyk komentaruose. Iki.